Dabar žiūriu vaizdą ir galvoju, kad čia turbūt visgi, mano manimu, gražiausia apžvalgos aikštelė Barselonoje, nes, štai tokia panorama atsiveria nuo Güelio parko. Tai fainai. Čia Katalonijos aikštėje stovi pianinas, tiesiog bet kas gali ateiti ir pagroti juo. Sveiki visi, šiandien tyrinėjau Barselonos apylinkės ir dabar vykstu ant Tibidabo kalno. Pradžiai važiavau traukiniu nuo Katalonijos aikštės iki vietos pavadinimu Peu de Funicular. Kas vyksite į Tibidabą, tai būtent iki šitos stotelės traukinį jums reikia atvykti. Tinka tiek traukinys S1, tiek traukinys S2. Čia turist informaciją gavau visą grafiką, kaip reikia keliauti iš Katalonijos aikštės. Tai kaip ir minėjau, pradžiai traukinys ir tada net nereikia išlipti iš traukinių stoties. Yra pakilimas į Funicularių. Tai kilsime Funicularių ir ten, manau, jau autobuso gal net ir nebereiks. Pasižiūrėsim, kiek laiko užtrunka pėsčiute. Manau, po to pilnai įveikiamas atstumas savomis kojomis. Nuo Funiculariaus visgi du variantai yra. Galima nueiti pėstute, bet reikės kopti kalną apie pusę valandos 2 kilometrus arba 111 autobusas. Šį kartą visgi pabandysiu autobusu pravažiuoti laiko taupimo sumetimais. Jau iš čia matas visai gražias panoramos į miestą atsiveria. Tai čia negalima eiti, rodo. Taigi atvykome ant Tibidabo kalno ir einame pasižiūrėti miesto panoramos. Kairėje matome apžvalgos ratą. Ir štai, prašau, vaizdas į miestą. Taigi, trumpai, Tibidabo kalnas yra aukščiausias kalnas Sierra de Collserola kalnų grandiniai, kuri juosia Barseloną. Žodžiu, iš miesto matosi šita kalnų grandinė ir mes dabar esame apie 500 metrų aukštyje. Vienu rašoma, kad 512 metrų aukštyje randasi kalnas, kitur, kad 516 metrų aukštyje, kaip ten bebūtų. 4 metrų skirtumas tik tai. Be nuostabios panoramos čia dar galima rasti ir Šventosios širdies bažnyčią, jau minėtą apžvalgos ratą, ir čia kažkur dar turėtų būti telekomunikacijos bokštas. Tai yra top 3 vietos lankytinas čia ant Tibidabo kalno ir visos jos matomos iš miesto, iš daugelio miesto vietų. Dabar eisime link bažnyčios, ten dar šiek tiek aukščiau gaunasi, tai vaizdas tikėtina bus dar gražesnis. Čia visas netgi pramogų parkas yra, ne tik apžvalgos ratas, bet ir va tokių visokių karusėlių ir panašiai.
Мы их можно задерживать. Телебашка. Dabar leisiuosi link miesto pėstute. Kažkaip noris pasižiūrėti skirtingas panoramas, tai manau jų bus pakeliui. Dėl to einame, pažiūrėsim. Čia va nuorodas į taką žemyn link Barselonos. Ir va toks miško takelis, galima sakyti, žemyn nuo kalno. Leistis žemyn tai pakankamai lengva, bet jeigu reiktų eiti nuo Barselonos pusės ir kilti kalną, na, jeigu pareikalautų tikrai ganėtinai statu čia. Ir va taip visą laiką į viršų, į viršų, į viršų. Vaizdas į miestą žemėja ir taip pat ryškėja. Iš čia puikiai matosi Sagrada Familia katedra. Atėjo laikas šiek tiek pasistiprinti, tai pasiimsiu kavos ir kažką užkasti. Tokia paprasta kavinukė. Tai va toks kuklus užkandis. Čia bulvių tortilija, kaip suprantam. Kruasanas su sviestu ir kava su pienu beveik 5 eurų, 4,65 €. Čia vietinė kavinukė, ne miesto centre, dėl to kainos tikrai demokratiškas ir draugiškas. Atvykau į dar vieną lankomą vietą, Labirintų parką. Įėjimo kaina labai simboliška, 2,33 €. Galima sakyti, beveik už dyką. Barselonoje yra paslėptas perlas, apie kurį nežino dauguma lankytojų ar turistų. Daugelis Barselonos gyventojų žino vietą, kurioje galite mėgautis parku ir tiesioginė prasme pasiklysti, nes svarbiausia šio parko dalis labirintas esantis jo širdyje. Šį parką 1792 metais užsakė sukurti italų architektas Domenico Baguti. Užduotis buvo pastatyti kiparisų labirintą su Eroto statula jo centre. Tuo metu parkas priklausė turtingai Desval šeimai, kuri gyveno netoliese esančiuose rūmuose. Parkas buvo įsikūręs tuomet nepriklausomoje San Juan de Horta savivaldybėje, kuri buvo prijungta prie Barselonos tik tai 1904 metais. Parko plotas siekia daugiau nei 9 hektarus ir jis padalintas į neoklasikinį bei romantišką sodus. Be garsiojo labirinto jame taip pat yra krioklys, samanų sodas, 2 itališko stiliaus šventyklos su Danajas ir Artemidės statulomis bei gražios toskanietiškos kolonos. 7-ojo dešimtmečio pradžioje parkas tapo Barselonos miesto nuosavybė, o sodai buvo atverti visuomeniai.
Šiuo metu parkas yra sodų muziejus, kuriame vienu metu gali būti nedaugiau kaip 750 lankytojų, siekiant išsaugoti jautrią aplinką ir parko struktūras. Šį parką galite rasti Hortos rajone, viename iš aukštesniųjų Barselonos rajonų. Tai vienas jaukiausių rajonų, nes nėra arti miesto centro, tačiau jis tampa vis populiaresnis tarp studentų, ypač medicinos, nes netoli yra San Pau ligoninė. Šiaip labai fainas parkas, netgi geriau nei tikėjausi, kas turėsite galimybę, tikrai rekomenduočiau čia atvykti, ir sakyčiau, kokią bent jau valandą skirt laiko čia. Kilu dabar į tokį statų kalną, ten bus dar viena pakankamai įdomi vieta. Va koks grafitis, banginis, ar tai rykliais bando suvalgyti kažkokį tai atominį ryklį, o tas bando dar pinigų ryklį pagauti. Dar viena nuostabi miesto panorama. Štai kokia įdomi ir neeilinė vieta su nepakartojamais vaizdais į miestą. Einam žvilgtelsim panoramas. Tiesiog vau. Taigi, šita vieta vadinasi Karmel bunkeriai. Jie buvo įrengti 1938 metais į Ispanų pilietinio karo laikotarpiu ir pagrindinis tikslas buvo apsiginti nuo lėktuvo atako, nuo aviacijos atako. Ir dabar tai yra populiari vieta, ypatingai tarp jaunimo. Čia dažnai ateina jaunimas antroji dienos pusėje išlydėti dienos. Saulė leidžiasi kitoj pusėje, nes jūra yra rytiniai pusėje, saulė leidžiasi vakarų pusėje, bet vis tiek prieš leidžiantis saulė tai yra labai ypatinga vieta ir kaip matot, populiarumo tikrai čia nemažai. Dabar žiūriu vaizdą ir galvoju, kad čia turbūt visgi, mano manimu, gražiausia apžvalgos aikštelė Barselonoje, nes ir pati vieta tokia netradicinė, įdomi. Kitas dalykas, tarkim, nuo Tibidabo kalno gražus vaizdas, bet jis pakankamai iš toli. Taip pat iš Guelio parko gražus vaizdas atsiveria, bet visgi čia, sakyčiau, vaizdas ir pakankamai iš arti ir, galima sakyti, visa 360 laipsnių panorama matosi miesto. Rekomenduoju būtinai atvykit, ypatingai prieš leidžiantį saulė. Kaip ir minėjau, čia galima pamatyti vaizdą iš visų pusių. Tai va, ypatingai didelis privalumas šitos apžvalgos aikštelės. 360 laipsnių panorama. Sveiki atvykę į Guelio parką, vieną iš lankomiausių vietų Barselonoje. Kasmet šią vietą aplanko apie 9 milijonus lankytojų. Guelio parkas buvo sukurtas Antonijo Gaudí tarp 1900 ir 1914 metų Eusebijo Guelio prašymu. Tuo metu architekto ir užsakovo santykiai buvo tvirtai įsitvirtinę po kelių ankstesnių projektų, tokių kaip El Capricho, Guel Dvaras ir Palau Guel.
Štai tokia panorama atsiveria nuo Guelio parko. Matosi didžioji dalis miesto, jūra. Labai gražu. Originalus užsakymas buvo sukurti gyvenamųjų namų kvartalą šeimoms 17 hektarų ploto dvare, populiariai vadinamame Nuoga kalva. Šiame projekte buvo nustatyti labai griežti reikalavimai, pavyzdžiui, kad statybos galėjo vykti tik šeštadalyje dvaro teritorijos, be to pastatų vieta ir aukštis neturėjo užstoti saulės šviesos ar užgožti vaizdų į jūrą ir Barselonos lygumą. Parko įrengimo darbai prasidėjo 1900 spalį. Pirmiausia buvo lyginama žemė, siekiant pasiruošti skirtingų objektų statybai. Šis etapas baigėsi 1903 metais, tais pačiais metais buvo užbaigta tvora ir zona skirta arklių vežimams. Pats Gaudi 1906 metais persikėlė į parką kartu su savo tėvu ir dukterėčia. 1914 metais, prasidėjus pasauliniam karui, sunkumai parduodant objektus sustabdė ir galiausiai nutraukė statybas. Iki to laiko buvo pastatyti tik 2 namai, įskaitant Eusebio Guelio, kuris 1907 metais persikėlė į savo svajonių parką. Pagrindiniai sunkumai buvo transportas į rajoną ir jo išskirtinumas. Guelis mirė 1918 metais, o jo įpėdiniai parką pasiūlė Barselonos miesto tarybai, kuri 1922 metais sutiko jį įsigyti. 1984 metais parkas buvo įtrauktas į UNESCO kultūros paveldą. Sveiki, šiandien tęsiu pažintį su Barselona. Kol atvykau traukiniu šiek tiek išalkau, tai dabar susiradau vieną vietą. Nežinau, ten greitas maistas, kaip supratau, argentinietiškas, tai eisim paragausim empanadą. Štai ir atvykau į vietą argentinietiškos empanados. Čia va daug skirtingų rūšių empanadų yra. Ir su kumpų sūriu, su tunu, su chorizo dešra, su tailandietiška vištiena, su paprasta vištiena. Ir čia va kainos. Turim tokias 2 empanadas, su gėrimu 7 eurai. Geras visai empanadas, rekomenduočiau. Dabar turėsiu jėgų judėti toliau. Kas man Barselonai patinka ir kiek neįprasta lyginant su kitais miestais, kad va, eina gatvė mašinom, eina platus pėsčiųjų takas ir ten yra juosta net ir dviračiam, kur dviratininkas juda. Žodžiu, visiems yra pakankamai vietos, pakankamai erdvės. Kokie įdomus dizainai architektūriniai. Toks kaip pasako namelis. Užkylau ant vieną iš prekybos centrų stogo ir nuo jo atsiveria įspūdingo grožio vaizdas. Šitas prekybos centras vadinasi Les Arenas. Čia kažkada tai vykdavo bokso kovos, po to bulių kovos ir tik tai šiais laikais atsirado prekybos centras. Taigi, mes čia matome vieną iš pagrindinių aikščių Barselonai. Jinai vadinasi Ispanijos aikštė. Ir daugelis pastatų čia, ką matome, pastatyti 1929 metais, kai Barselonoje vyko tarptautinė mugė. Šitie va bokštai, 2 dvynukai, jie vadinami Venecijos bokštais, jie aukštis 47 metrai. Ten toliau toks didelis pastatas ant kalno, tai yra nacionalinio meno muziejus. Grįžam į praeitį. Super Mario. Čia Taken 3 turbūt.
iš išorės prekybos centras atrodo štai taip. Ir ten va žmonės ant apžvalgos aikštelės ten, kur buvo. Kas būsit prie Ispanų aikštės ir norėsit pasigražėti vaizdu, ten va yra viešbutis Plaza de Katalonija, kažkas tokio. Ir ant jo bent jau anksčiau būdavo kaip skybaras, galima sakyti, na, terasa ant stogo. Tai dar ir kainos, kiek atsimenu, bent jau anksčiau būdavo adekvačios, bet čia buvo jau kokie 4 metai atgal, kai aš buvau. Pastebėjau, kad net nebūtina eiti į prekybos centrą, norint pasigražėti vaizdą. Yra liftas tiesiogiai nuo gatvės. Iki Nacionalinio meno muziejaus kelia eskalatorius, pataupysim kojas, nes laiptelių matos būtų daug. Čia kažkada būdavo šokantis fontanai, vakarai skirtingom spalvom šokdavo, taip sakant, bet dabar kiek ieškau internete, jie neveikia. Na, įspūdinga vieta. Atrodo, kad reikėjo daug pastangų pastatyti tokius statinius. Didžiulis muziejus. Verslo idėja Barselonoje pardavinėti vandenį turistiniai vietai. Panašu, kad kai kurie sėkmingai tą daro. Klausimas, ar esu matęs didesnį muziejaus pastatą nei šitas. Čia dar tas pats Nacionalinis meno muziejus. Labai didelis. Nuo muziejaus galima dar toliau kilti. Ten matote tokią baltą kaip deglą. Tai ten olimpinis kaimelis turi būti. Čia prieš tai būsiu neteisingai įsireiškęs, tai čia ne olimpinis kaimelis, bet šitie vis tiek pastatai ir šitie statiniai yra skirti olimpiniam žaidynėm. Tai šita vieta vadinami olimpinis žiedas. Čia toks kaip deglas didžiulis, aukštas. Šalia yra sporto salė, kur vyko, kiek skaičiau, gimnastika ir dar kažkokie tai ten, sakykime, tinklinis, dar kažkoks tai sporto varžybos per olimpinės žaidynės. Šiaip netoli nuo čia ir olimpinis stadionas randasi, šiek tiek vėliau iki jo nueisim. Tai turbūt yra tokių žiūrinčių, kurie dar nebuvo gimę, kai Barcelonoje vyko olimpinės žaidynės. Tai vyko 1992 metais. Vasaros olimpinės žaidynės dar reikia paminėti. Ir Lietuva tada pirmą kartą dalyvavo kaip nepriklausoma šalis po nepriklausomybės atgavimo. Ir Lietuvos krepšinio rinktinė tada laimėjo 3. vietą. Tai yra bronzos medalius. Tai šitas didžiulis bokštas yra telekomunikacijų bokštas ir jo aukštis 136 metrai.
Tai tik dabar pasiskaitęs žinau, kad šį sezoną Barcelona žaidžia šitam olimpiniam stadione, nes jų stadionas Camp Nou dabar renovuojamas. Ir planuojama, kad renovacija pasibaigs 24 metų gruodžio mėnesį. O tuose kituose rūmuose, kur buvo prie to netoli telekomunikacijos bokšto, vyksta koncertai. Čia žodžiu skirtingi atlikėjai, matėsi ir Bryan Adamsas kažkada tai koncertuos. Dabar kylu dar į viršų nuo olimpinio stadiono ant Montjuiko kalno. Tenai turėtų atsiverti graži panorama į miestą. Čia pakilus ant kalno prieiname tvirtovę. Montjuik pilis vadinasi. Kaip gindavosi nuo priešų ant kalno. Su tokiom patrankom. Gražūs sodai visai. Fortas va taip atrodo ir įėjimas į 12 eurų. Štai tokia miesto panorama atsiveria. Čia dar leidžiantis žemyn patekau į kažkokius tai sodus. Kainos terasai su vaizdu nėra, kad labai gąsdintų. Cezario salotas 13, paelija kainuoja 22, 23, taip, sumuštiniai nuo 6 iki 9, burgeriai 15, 16, 17. Dar pusė velnio, sakyčiau, nėra taip jau tragiškai didelės. Priejau vieną iš miesto simbolių, Botero katiną. Botero pagal autoriaus pavardę. Ir jisai per 30 kelis metus jau kelias vietas pakeitė, kur stovėjo. Šitoje vietoje jisai stovi nuo 2-3 metų. Ir yra legenda, kad jeigu patrinsite jo, kaip čia geriau įvardinti, kiaušinius, tai grįšite į Barceloną. Kaip matote, nutrinta žmonių, visai kita spalva. Pakeliaidamas pamačiau šitą parduotuvę Prima Prix, kolegos minėjo, kad čia yra visai gerų prekių pasirinkimų. Tai maisto parduotuvė turėtų būti. Eisim, pažiūrėsim, kas viduje. Įėjus į parduotuvę, kainos atrodo nedidelės. Va. Alaus skarbonkė 70 centų, kita 55. Kas įdomu, pergalė saldainiai, štai tokie eurai 15. Kažkaip turiu įtarimą, kad Lietuvoje net brangiau jie kainuotų. Čia, žodžiu, pakankamai tokia nemaža parduotuvė kaip supermarketas pas mus ir kainos, sakyčiau, gan draugiškos. Labą dieną, dar viena diena Barcelonoje ir pirmas mano šiandienos kelionės tikslas, pastatas, kuris matosi už manęs, tai yra kalėjimas. Jau nebeveikiantis kalėjimas ir kiek radau informacijos internete, kad jį galima papulti. Tai dabar pasižiūrėsim, ar man pasiseks eiti į vidų. Jau vaikštant aplink pastatą pagal aukštą tvorą, pagal patį pagrindinį pastatą jau galima įtarti, kad čia buvo ar yra kažkokia tai įkalinimo įstaiga.
Dabar einu ieškoti įėjimo, bent jau pasiklausti, ar galima eiti į vidų. Geras ženklas, žmonių yra, tai panašu, kad problemų tikrai nebus eiti. Beje, jei kažkas planuosi čia atvykti, tai pasižiūrėkit darbo valandas, nes ne visom dienom dirba ir ribotas darbo laikas. Tarkim, šiandien sekmadienis, tai dirba tarp 10 ir 2 valandas tik tai. Va, kokie vaizdai mus pasitinka. Čia atrodo kažkokie kaip pasimatymų kambariukai turbūt buvo, kur lankytojai galėdavo sulaukti. Taigi šitas kalėjimas atidarytas 1904 metais ir veikia 113 metų, tik tai 2017 metais buvo uždarytas ir dabar paverstas tokiu kaip muziejų, memorialų ir panašiai. Beje, įėjimas nieko nekainuoja ir dar turbūt reiktų paminėti, kad čia yra kalėję daug politinių kalinių, ypatingai pasodintų buvusio Ispanijos diktatoriaus Franko valdymo laikotarpiu. Čia va matote yra skaičiukai ir prie kiekvieno skaičiuko eina koridorius ir ten yra kameros. Pirmas buvo sektorius, antras. Tai čia skirstydavo kalinius pagal elgesį ir panašiai. Tai 6 skirtingi sektoriai yra. Išėjome į kiemą. Ten toliau matosi dar kitų pastatų irgi atrodo, kad iš kalėjimo teritorijos. Čia va tokie dušai buvo. Čia taip atrodė kameros, tualetas, nusiprausti. Visur principas toks pat. Čia net lovos yra, tai atrodo, kad po 2 kalinius būdavo tokia kamera. Čia yra ir 2 aukščių lovų. Tai va, ir nesuprasi, po 2, po 4 gal būdavo net. Ir čia koridoriaus gale turim biblioteką ir kirpyklą. Čia kažkaip viskas moderniau atrodo šitam sektoriui. Gal. Bet vis tiek palyginus su tuo, čia kamera, tau dušas, viskas. Visai kitas vaizdas. Tai čia negi 2 žmonės. Nu, nebent antras aukštas buvo. Čia home office gali daryti, ar ne? Jeigu Wi-Fi yra. Modemo nesimato, tik tai elektra yra. Reikia kompo ir dirbi iš namų savo. Lova yra, hostelis visai toks. Ne, nu, ką žinau, kokį 7 duotum iš 10 reitingą hostelį šitam. Nu, būtent šitam.
Greičiausiai, kad čia 2 žmonėm būdavo tokia 2-aukštė lova. Nes, aišku, pagal kėdės galima spręsti vienam žmogui, kam tos 2 kėdės, bet čia pakankamai tvarkinga atrodo visgi. Kažką gaudo policija, bet į kitą jau veš kalėjimą. Nebe čia. Atvykom pavalgyti, tai čia taip įdomiai gaunasi. Tipo, ispaniškas, nepalietiškas restoranas. Žodžiu, kolega laukia maisto ir alaus. Kainos čia draugiškos, iškart pasakau. Ragausim tradicinės paelijas ir netradicinės, tarkim, su vištiena. Tai va, kaina apie 11-12 eurų. Tada yra nepalietiškų patiekalų. Žodžiu, kainos mūsų lietuvių akiai visiškai negazdinančios. Geriausia alaus kaina. Alaus galima, tarkim, už 1,5 euro atsigerti arba už 2 eurus. Seniai pas mus tokių kainų nebėra. Keliavo paelijos, tai čia ta tradicinė su jūros gėrybėm. O čia su vištiena. Man kadangi jūros gėrybės neįtin patinka, tai rinkausi su vištiena. Ką, skanaus? Ką, skaniai pavalgiam, jeigu kam bus aktualu, tai įsisaugokit šitą vietą. Atėjom į Guelio rūmus, šiek tiek reikia eilutėj palaukti. Žodžiu, čia vienas iš Antoni Gaudė suprojektuotų darbų irgi. Šiandien yra sekmadienis, rugsėjo 1, tai sveikinu visus pedagogus, studentus, moksleivius su mokslo metų pradžia ir linkiu sėkmingų mokslo metų. Dabar klausykitės, duosiu nemokamą lifehacką. Šiaip įėjimas į šitą Guelio rūmus kainuoja ar tai 12 ar 14 eurų, aš bijau pameluoti. Bet šiandien yra 1 mėnesio sekmadienis, todėl įėjimas į daugelį muziejų ir turistinių vietų būna nemokamas. Jeigu planuosite kelionę į Barceloną, tai turėkite omeny, kad 1 mėnesio sekmadienį daug kur galima eiti nemokamai ir kai kurios kitus sekmadienius irgi būna tam tikri muziejai ar lankytinas vietas, tarkim, nuo 3 dienos, nuo 4 dienos būna, kad jau galima aplankyti nemokamai. Tai va, šitaip galima sutaupyti šiek tiek pinigėlių. Čia įėjus turim maketą, kaip šitie Guelio rūmai atrodo. Tai va, kaip suprantu, įdomiausia bus ant stogo. Stogas toks nusimato. Palau Guel buvo pirmasis Antoni Gaudė užsakymas iš Eusebio Guelio 1885 metais. Tai miesto dvaras, kupinas prabangaus dekoro, įsikūręs viename iš populiariausių ir tuo metu labiausiai apleistų Barcelonos rajonų Ravalio rajone. Gaudė išnaudojo kiekvieną erdvės kampelį. Iš viso pastatas užima 2850 kvadratinių metrų ir turi 7 aukštus, kuriuose visos patalpos yra išdėstytos aplink centrinę salę. Dvaras turėjo dvigubą paskirtį. Vienoje pusėje buvo skirtas dideliai šeimai gyventi, o kitoje rengti jo aktyvios socialinės veiklos renginius, todėl dvaras turėjo tiek viešas, tiek privačias erdves. Tai va, ir turbūt gražiausia visų rūmų dalis - terasa su tokiais įdomiais stogeliais. Ten galima dar į 2 aukštą palipti. Vaizdas matosi šioks toks į miestą. Matosi Monžyko kalnas. Gražu ir įdomu. Tik nefokusuoja. Ai.
Tai ačiū, kad žiūrėjot, spauskit like, subscribe, jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.